Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės teritorija, kuriai parengta ir patvirtinta vietos plėtros strategija, atitinka Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 metų programoje žuvininkystės regionams nustatytus reikalavimus ir apjungia Klaipėdos rajono, Šilalės ir Tauragės rajonų savivaldybių teritorijas. Ši teritorija yra vientisa tiek geografiškai, tiek ekonominiu ir socialiniu požiūriu, kas leidžia efektyviai spręsti regionui būdingas problemas ir skatinti tvarų ekonominį vystymąsi. Atlikus vietos veiklos grupės teritorijos tyrimus ir viešai konsultuojantis su vietos gyventojais ir organizacijomis, juos aktyvinant ir įtraukiant bei įgyvendinant su ES finansavimu susijusios komunikacijos veiklas, buvo parengta vietos plėtros strategija. Įgyvendinus kokybės kriterijus atitinkančią vietos plėtros strategiją, bus sudarytos sąlygos tvariai mėlynai ekonomikai, pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse ir skatinamas žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymasis. Projektu siekiama užtikrinti tinkamą vietos išteklių panaudojimą, skatinant vietos interesų grupių bendradarbiavimą ir veikimą, kartu užtikrinant integruotą ŽVVG teritorijos plėtrą. Įgyvendinant bendradarbiavimo veiklas, siekiame skatinti įvairias bendradarbiavimo formas tarp vietos plėtros dalyvių skirtingose ŽVVG regiono teritorijose. Taip pat siekiame užtikrinti ŽVVG teritorijos išskirtinumo ir specifinių pranašumų panaudojimą, bei didesnės pridėtinės vertės kūrimą įgyvendinant VPS priemonės, taip didinant regionų patrauklumą ir propaguojant jo kultūros vertybes bei žuvininkystės verslo tradicijas. Teritorijos specifinių poreikių patenkinimas ir teritorijos galimybių efektyvus išnaudojimas – tai pagrindinis vietos projektų tinkamumo principas. Rengiant vietos plėtros strategiją, ypač siekiant skatinti tvarę plėtrą, buvo atsižvelgta į aplinkos apsaugos reikalavimus ir Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslus, tokius kaip gerų darbo vietų ir ekonomikos skatinimas, skatinama tvari, visapusė ir darni ekonomikos raida, užtikrinant pilnutinį ir produktyvų aprūpinimą darbų, bei tinkamą darbą kiekvienam suinteresuotam. Inovacijų ir geros infrastruktūros kūrimas, kuriama lanksti infrastruktūra, skatinama visapusė ir tvari pramonės plėtra bei puoselėjimas naujoviškumas, atsakingas išteklių naudojimas, užtikrinami tvarūs naudojimo ir gamybos modeliai, klimato apsaugos veiksmai, netidėliojant imamasi veiksmų klimato kaitai stabdyti ir jos padariniams šalinti. Tvarūs vandenynai, saugomi ir atsakingai naudojami okeanai, jūros ir jų ištekliai, užtikrinant tvarę jų raidą. Be to, rengiant vietos plėtros strategiją, planuojama, kad jos įgyvendinimo veiklos prisidėtų prie biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos bei atkūrimo aplinkos tikslo keliais būdais. Tarp jų apsaugant, išsaugant ir atkuriant biologinę įvairovę bei ekosistemas, taip gerinant ekosisteminės paslaugas. Šios paslaugos būtų suskirstytos į 4 kategorijas. Aprūpinimo paslaugas, pavyzdžiui, aprūpinimą maistu ir vandeniu. Reguliavimo paslaugas, pavyzdžiui, klimato ir lygų kontrolę. Paramos paslaugas, pavyzdžiui, maisto medžiagų ciklus ir deguonies gamybą. Bei kultūrinės paslaugas, pavyzdžiui, dvasinę ir rekreacinę naudą. Pagrindinė lyder metodo idėja yra tai, kad dėl Europos žuvininkystės regionų įvairovės plėtros strategija būna veiksmingesnė ir produktyvesnė, kai sprendimus dėl jos priima ir ją vietoje įgyvendina vietiniai dalyviai, kai susijusios procedūros yra aiškios ir skaidrios, kai atitinkamos viešosios valdžios įstaigos teikia paramą ir kai gaunama reikalinga techninė pagalba gerai patirčiai skleisti. Lyder nuo kitų tradiciškesnių kaimo žuvininkystės politikos priemonių skiriasi tuo, kad nurodo ne tai, kas turi būti padaryta, o kaip tai daryti. Lyder metodą sudaro 7 pagrindiniai elementai. Jie yra atskiri, tačiau svarbu juos vertinti kaip nedalomą priemonių rinkinį. Taikant šį metodą, visi elementai papildo vieni kitus ir naudingai sąveikauja, ilgam pagerindami žuvininkystės regiono dinamiką ir didindami jų galimybę spręsti savo problemas. Pirmas elementas – į vietovę orientuota vietos plėtros strategija. Remiantis į vietovę orientuotų metodu, tikslinė politikos įgyvendinimo sritis yra nedidelė, vienalytė, socialiai nesusiskaldžiusi teritorija, dažnai siejama bendrų tradicijų ir vietos ypatumų, kur vyrauja bendrumo jausmas ar bendri poreikiai bei lūkesčiai. Tikėtina, kad šis metodas bus geresnis už kitus, nes jis suteikia galimybę tiksliau pasirinkti veiklą, atitinkančią faktinius poreikius ir vietos konkurencinius pranašumus.
Antrasis elementas – metodas iš apačios į viršų. Metodas iš apačios į viršų reiškia, kad vietos subjektai dalyvauja priimant sprendimus dėl strategijos ir prioritetų, kuriais bus vadovaujamasi jų vietovėje. Dalyvaujantis vietos subjektai – tai plačioji visuomenė, ekonominių ir socialinių interesų grupės bei atstovaujamosios valstybinės ir privačios institucijos. Pajėgumų kūrimas yra viena esminių metodo iš apačios į viršų sudėtinių dalių. Jį sudaro vietos gyventojų informavimas, mokymas, dalyvavimas ir telkimas siekiant nustatyti vietovės privalumus ir trūkumus, analizė, įvairių interesų grupių dalyvavimas, rengiant vietos plėtros strategiją, aiškių tinkamų veiksmų, projektų, atrankos vietos lygmenių kriterijų nustatymas, kuriant strategiją. Vietos subjektai turėtų dalyvauti ne tik kuriant strategiją, bet ir ją įgyvendinant bei tobulinant. Trečiasis elementas – valstybinio ir privačiojo sektorių partnerystė, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės. Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės steigimas yra kitas originalus ir svarbus lyder metodo elementas. ŽRVVG užduotis yra nustatyti ir įgyvendinti vietinę plėtros strategiją, priimti sprendimus dėl savo finansinių išteklių skirstymo ir tuos išteklius valdyti. ŽRVVG gali veiksmingai skatinti tvarų įvystymąsi, nes jos sutelkia ir sujungia esamus valstybinio, privačiojo, pilietinio ir savanoriškojo sektorių žmogiškuosius ir finansinius išteklius, suburia vietinius subjektus į kolektyvinius projektus ir daugiasektorinę veiklą, kad būtų pasinaudota bendradarbiavimu, bendrąją nuosavybę ir pasiekta kritinė masė, reikalinga vietovės ekonominiam konkurencingumui pagerinti. Pagerina įvairių žuvininkystės regionų subjektų, neretai turinčių nedaug bendro darbo patirties, dialogą ir bendradarbiavimą, sumažindamos galimų konfliktų tikimybę ir konsultacijomis bei diskusijomis palengvindamos dėrybas dėl sprendimų. Dėl skirtingų partnerių sąveikos palengvina prisitaikymo ir pokyčių žemės ūkio sektoriuje procesus. ŽRVVG turėtų suburti valstybinius ir privačiuosius partnerius, būti subalansuotos ir apimti esamų vietinių suinteresuotųjų grupių atstovus iš įvairių vietovės, socialinių ir ekonominių sektorių. Ketvirtas elementas – naujovių diegimo lengvinimas, inovacijos. Lyder gali atlikti svarbų vaidmenį, skatindamas taikyti naujus ir novatoriškų žuvininkystės regionų plėtros metodus. Toks novatoriškumas skatinamas suteikiant ŽRVVG plačią veiksmų laisvę ir lankstumo atsargą priimant sprendimus dėl veiklos, kurią jos pageidauja remti. Naujovių diegimą reikia suprasti plačiaja prasme. Tai gali būti naujo produkto, proceso pristatymas, naujos organizacijos ar rinkos sukūrimas. Penktasis elementas – integruota ir daugiasektorinė veikla. Lyder nėra sektorinės plėtros programa. Vietinės plėtros strategija turi turėti daugiasektorinį pagrindą, apimantį kelis veiklos sektorius. Vietos strategijoje numatyta veikla ir projektai turėtų būti susijęti į visumą ir suderinti. Gali būti integruojama vieno sektoriaus veikla, visa programos veikla arba tam tikrų grupių veikla. O svarbiausia, turėtų būti užtikrinti įvairių atitinkamų ekonomikos, socialinių, kultūros ir aplinkos subjektų bei sektorių ryšiai. Šeštasis elementas – darbas tinkle. Darbas tinkle – tai žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių dalyvaujančių ES žuvininkystės regionų plėtroje, keitimasis rezultatais, patirtimi ir žiniomis, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra tiesioginės lyder naudos gavėjos. Šis darbas susijęs žmonės, projektus ir kaimo vietovės, padėdamas įveikti kai kurių kaimo regionų izoliuotumą. Septintasis elementas – bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas – tai dar daugiau negu tinklo darbas. Bendradarbiaujanti vietinė veiklos grupė imasi bendro projekto su kita žuvininkystės regionų vietos veiklos grupe arba su panašų metodą naudojančia grupe kitame regione, valstybėje narėje ar net trečiojoje šalyje. Bendradarbiavimas gali padėti žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėms savo vietinę veiklą padaryti intensyvesnę. Jis gali suteikti galimybę išspręsti tam tikras problemas ar padidinti vietinių išteklių vertę.